Tai gerą dieną, vadybininkai. 11 darbų dieną, 3:30 vakarą. Stoviu jau be priekabos, nes vakar nebeužteko laikų išsikrauti, tai palikau priekabą ant rampas. Nelabai jie ten buvo patenkinti, bet sakiau, kad už 2 valandą atvažiuos kitą fūrą išsitemps, tai, sako, okei, išsitempinėk. Tai pasidariau pauzę 9 valandas, kipsim į darbus. Planai dabar yra tokie, kad važiuoju čia vėl netoli 2 kilometrai. Priskabinu priekabą, nutempiu 3 kilometrais, gal nėra nei 3, gal irgi 2 kilometrai iki kitą parkingą, numetu. Važiuoju į degalinę, užsipilu kūrą savo smagiai ir lėkiu pasiimti jau pakrautą priekabą į Langusą. Ten pasiemu ir varau į Trondheimą. Trondheime rytoj turiu 2 iškrovimus ir krausiu žuvį. Tai šiandien turiu davažiuoti iki Trondheimą ir pasidaryti pauzę, kad rytoj galėčiau pilnais laikais pradėti darbus, tiek išsikrauti, tiek pasikrauti. Tai pagaliau gausiu dieninę vairavimą rytoj. Šiandien vėl eilinį kartą naktinėsiu. Tai va, toks apdėčiuks kol kas. Baisiai tingi šiandien važiuoti, bet ką padarysi, reikia darbuotis. Darbas žmogų puošia. Tai jaučiu, čia bus jau paskutinis video šioj kadencijoje. Tai teks palaukti porą savaičių, kol grįšiu. Ir tiek žinių kol kas pas mane. Jeigu kažką sugalvosiu parodysiu. Kol kas. Tai va, mašina pagirdyta, pilni bakai, atblūjų, saliarkų. Aš irgi va, iš parduotuvės parėjau, savi pasigirdysiu, tai pažiūrim, ką čia gerą nusipirkau. Tai mac and cheese'as, keksiukus. Čia kažkoks šaldytas vištienas nesąmonė, su bulka, dar vienas. Dešrelių. Coca-Colos ir dar 4 apelsinai yra. Tai už viską sumokėjau 29 eurus. Čia viena iš tokių brangesnių parduotuvių Džokeris. Bet ką padarysi, šalia mano priekabas, kur yra ir su fūra prie pat durų privažiuoju. Tai va, kol kas tiek, varau kabintis priekabą. 5:30 buvo ir parašyta, kad bus pakrauta 6, tai lėk iki vietos pasižiūrėsiu ir jeigu ką dar spėsiu pavakarieniauti. Nėra meilės darbas šiandien visai, savijauta gera, viskas gerai, bet meilės darbui nėra visiškai. Kad lėkiam iki priekabos. Blemba, aš nesuprantu, čia tai Skanijai langų skysti, tai vara kibirais čianais. Nespėjai pilną pripilti, jau žiūrėk, viskas vėl reikia. Bet kaip iš tavęs pilt nereikia.
Sustoji degalinę, pasiemi tos kyščius ir ramu. Tik tiek, kad dabar čia nenusimato, ar tai tų degalinį, iš kurių aš galiu imti. Bet dar vieną kanistriuką turiu 4 litrų, tai turėčiau užtekti, manau. Nebedaug čia liko jau darbuotis. Aišku, iki darbų galo jaučiu, kad neužteksiu. Bet bus matyti. Tai va, čia kaip ir sakiau, prie pat parduotuvių mano priekaba turi būti čia po dešinę. Varom ieškoti, kas čia vartų atidaryti. Dar atidaryti. Nes jeigu čia būna uždaryti, tai turiu vartų kitą kodą. Kitų vartų kodą turiu ir važiuojam pro kitus. Tai va, kadangi mano priekaba turi būti pakrauta, tai jinai čia tikrai nestovės, tai stovės arba prie rampo, arba kitoj pusė, nes čia visos tuščius. Reikia pasižiūrėti, kokia ta mano priekaba, kokie ten tie numeriai. Taip, atsinčiau man taip užduotis į telefoną, į e-mailą. Tai priekaba WAJ80D. Reikia žiūrėti. FC. Kokia čia? MJP, ne mano. Va, AJ80D. Dar nepakrauta, tai labai gerai. Makaroniukai ant žemės padėti, šilti, skanas. Tai eisiu pavalgysiu, neskubėdamas ir ką pakraus, pasitrauksiu nuo rampas, prisiemu priekabą, susifotkinu ir gazą į Tronheimą. Tai tik kasnį įdėjau, jau žiūri šviesoforų žalės dego, važiuok, reiškia, pakrauta. Važiuojam, Reikia važiuoti kažkur ant šviesikės, kad matytų susifotkinti, defektus visus pamatyti. Tai va, einu užsidarau duris, pažiūrėsim, gal ką čia gerą pakrovę. Parodysiu be žuvies, ką nors gal. Kaip vidų vis tiek nelipsiu, tai tik tai nuo galo pamatysim, tą matysim. Sujungiam šaldytuvą +15, nes jau čia bus kažkokių tais dažų. Ar tai dar kokių tai glaistų, kad statybom, kad neužšaltų, nes vėl čia tie senukai, mano taip vadinami. Kas čia dabar? Cementą ant galą prikrojo, o protingi. Reikia tikėti, kad ant priekio svorio bus. O palieka dokumentus, nereikia irgi office eiti, užsipliumbuoti ir gazuoti. Kas čia man liko iki checkpointą, jaučiu, nedavažiuosiu. Reikės kažkur anksčiau pauzę darytis. Bet checkpointą pravažiuoti negaliu. Jokių būdų. Tai va, pliumba uždėta, lempos šviečia. Čia dar gal reikia pasižiūrėti, ne, čia viskas gerai. Tai va, vadyba, jūs man siunčia darbus, aš juos vykdau. Gerai, pasimatysim vėliau. Tai jau pasakot, kuriuose nereikia. Atlėkiau į checkpointą, bet ką papasakot reikia, tai va. Minus 29,8. Nuo nulio Stavangerį vakar iki dabar minus 30. Normalus orai čia Norvegijai, orų kaita. Vaikučiai musėti jau džiaugiasi, mokyklą nereikės. Net baisiai išlipti lauką tos kavos, to dratą pasimt. Bet nieko, tradicijas yra tradicijom. Reikia pasikavinti ir varyti toliau, nebedaug čia liko, 108 kilai. Nesigalvoju dar kur stosiu, gal iki pačios vietos varysiu, matysim.
Nu ką, 11 dieną kaip ir baigta, atlėkiau iki pat vietos, iki senukų, kur to išsikrausiu. Čia ženklai sudėti, parkuotis negalima, tas anas, bet savo dokumentus krovinę su adresu padėjau po stiklu, nes jeigu atvažiuotų apsaugą, kažkas, nes šiandien irgi mėgėjai jie pavažinėti, kad nežadintų manęs. Tai vat, reikia sugalvoti, kiek daryti, spausti 9 ar 11. Na, reikės dar rytoj vadybos pasiklausti, ką jie galvoja, nes galimai gali būti, kad žuvį nuvažiuosiu krautis ir vėl reikės 9 darytis, tai man geriau būtų atstovėti šią naktį 11, nes jeigu atstoviu 9, tai viskas, nebetariu daugiau 9 šiai savaitai. Nu, žodžiu, bus matyti rytoj. Iš ryto parašysiu ir bus aišku. Tai va, šiandien ką checkpoint'e sutikau pirmą savo žiūrovą. Tai buvo faina susitikti, pašnekėti, persimetėm keliais žodžiais, tai linkėjimai tau, jeigu žiūri. Palinkėsiu, kad greičiau duotų normalią galvą, o ne dujinę. Tegu su dujinim važinėjai kepėjai. Tai va, rytoj vėl darbai, pagaliau dieninis. Neaišku, kiek tas dieninis. Galimai, kad išsikraunu čia. Dar vieną vietą turiu. Nuvažiuoju į žuvyną, gali būti, kad mano baigsis tas dieninis vairavimas. Bet viskas rytoj. Nu, man rytoj už sekundės, kaip čia visi dabar dažnai sako. Gerai, pasimatysim rytoj. Nu, 12 kadencijos dieną. Atlėkiau, išsikroviau jau pirmoj vietoj. Beveik visą priekabą čia buvo. Vis dar meilė darbui neatsiradus. O, nieko nebelika daug, kiek čia. 9 paletės sekančiai vietoj. Čia apie 20 kg gal važiuoti. Užsidarom duris. Lemba, vėl pirštinės palikau. Ai, ką padarysi, turiu servetėlių, nusivalysiu. Tai va, kas per planai. Planai, kad varau į paskutinę vietą. Išsimetu tas 9 paletės, tada lėkiu į Jasnoją. Pasikraunu žuvį ir rytoj 12 valandą turiu grįžti į Langusą. Apgeičiuks toks. Varom toliau. Tai išsimečiau antrą vietą. Senukų savo. Tiksliau iškrovė čia jau jie patys, nereikėjo kaip pirmoje vietoje išsikraudinėti, bet ten pirmoje vietoje nieko tokia su elektriniu tuo krautuvu. Tai va, ką lėkiai žuvinan. Pasikrauti, palei planą krautis turėčiau nuo 1 iki 2 turėtų būti žuvis paruošta, bet aš būsiu geriausiu atveju kokią 3. Dar reikės tut kavos atsigerti. Nėr kur skubėti žodžiu. Diena, ne naktis, reikia grožėtis gamta, gražiais vaizdais. Tegu žuvynus palaukit nors iki. Nors jau čia nieko, nuvažiuosi 3 valandą, sakys, o lauk, dar nepadaryta. Na, kai visą laiką taip būna. Tai va, žodžiu, gazuoju toliau. Tai va, pasikroviau ką tik. Kiek metų dirbu Norvegijai, kiek esu čia atvažiavęs. Tai pirmas sykį gyvenime, meluoju, antrą kartą. Iš karto be stabdžių tvariau prie rampas. Išpliumbuotą reikia nusiųsti vadybai pliumbus numerį. Ir judėsim, neskubėdami. Padarom fotkelę ir siunčiam. Tai va, vaizdai čia tokie. Kalną nukasė, padarė žuvyną. Remontai vyksta čia normaliai visai. Tai ką, eina aš dabar iki Tuliko. Parodysiu, kaip čia atrodo kas. Čia biški prasčiau negu kitose žuvynuose, bet nėra blogai, svarbu nešalta. Kojus nešal dušė, kai stovi ir tvarkelė.
Kaži, bus žmonių, nebus kažko. Pasimatyti. Čia stovi mano buvusi darbo vietė. 3,5 metų termotranzitą atidirbau. Visai gerai ten buvo, patiko man visai. Darba daug, važiavimo daug, bet daug ir pliusų buvo iš tikrųjų. Ai. Tai va, tokie reikaliukai. Ką baigi daryti kitų liką, tai be jokių pauzių parodysiu, kaip čia kas atrodo. Aišku, jeigu bus žmonių, tai nieko neparodysiu. Tai va, yra čia tokie konteineriukai. Ten kažkas nežinau. Čia va, vairuotojų. Kriauklių pilna. Duris reikia užsidaryti. O, kaip čia šilta. Tai va, yra dušas. Kažkas paliko kelnes pamiršo. Na, tikėkimės neišėjo be kelnių. Ir tūlikas. Tai va. Tokie vaizdai čia žuvynuose vairuotojams. Nereikia į bijo tualetas eiti. Tai va, tokį tą 12 darbų dieną. Sustojau čia paprastoj kišenikiai šalia 3 kelio. Laukia minus 29. Baisiai šalta. Miegosiu su užkurta mašina. Tai birbės ir mašina, ir šaldytuvus. Jaučiu šaldytuvą irgi reikės daryti ant pastajankės, kad nebūtų prikolų paskui, nes, sakau, tai batareikum savo nepasitikiu, aš ten keistus jau 4 sykis, tai neaiškiai, ką ten pakeistas, prie tokių šalčių geriau neblūdyti. O aš ką, atsistoju 11, ryte startuoju ir nusimetu priekabą. Varau dabar į tūliką, išsiplaudantis, nusiprausti. Čia matau, kolegos irgi užkurti stovės jaučia visą naktį. Nes geriau keli litrai saliarkas negu šalti. Ryte prabūdus su nudvėsusiam batareikum. Tai va, tokį tą 12 dieną. Rytoj jaučiu, nulėkiu, nusimetu tą priekabą ir greičiausiai darbai bus baigti. Skrisim namo. Aišku, jeigu kažką duos, tai pafilmuosiu, papasakosiu. Gerai, kol kas iki. Tai turim 13 darbų dieną, paskutinę jau užtvirtintai šioj kadencijai. Atlėkiau į parkingą, nusimečiau priekabą, nespėjau nusimesti, jau kitas va kolega su švediškais numeriais atvažiavo. Prisikabina iš karto, nespėjau net nusifotkit, jau viskas, jau jis man ant subinės sėdi, greičiau, aš varau. Na, galvoju varyk, bet tas greitumus, va, jau stovi 15 minučių atsistojęs, niekur nebeskabamas, pauzę baiginėjęs. Na, nežinau, kuo jis ten man tiek strojina. Nesvarbu, nesmė, tai va. Vadyba rašė jau, kad viskas šiandien, galiu varyti ilsėtis, skrist namo. Tai ką aš turiu palei šiandieną padaryti, tai nuplaut mašiną, užpilti saliarkus, patepti balną, sutvarkyti kabiną, kad kolega mano, brolis mylimiausias, galėtų dirbti. Švariai, tvarkingai ir gražiai. Tai ką, jau atėjo vakaras, viską pasidariau, viską pasirašiau, skrydžiai namams. Nu ne viską, dar į dušą nebuvau, bet kol aš šiandien sugalvojau, kad reikia susifilmuoti. Matau, kad užėmė jau dušą, bet nieko, atsilaisė. Tai vat, mašina jau nuplauta, balnai sutepti, saliarkas užpilta, kad kolega galėtų savo ramiai darbuotis, viskas sužiūrėta. Langų skysčio tik nedaug pripiliau, nes nedaug turėjau 4 litriukus. Ką, jau čia einam, kol man dušas dar užimtus. Jo, vis dar užimtas. Kol dušas užimtus, pasižiūrėsim statistikus, kaip čia kas, kiek nuvažiavom, kiek ko padarėm. Tai per 13 dienų nuvažiavau 6900 kg, vidurkis saliarkas 36,800 ir
vidutinis greitis 52 km per valandą. Tiek nudirbau, tiek nuvažiavau. Ką žinau, normaliai sakyčiau pasidarbuota. Daug valandą atvairuota, čia man atrodo apie 83 valandas per 2 savaitės gavus vairuoti. Nu, bet nesvarbu. Čia prie Gardemono esam naujam parkingė. Čia tą parkingą atidarė prieš mėnesį, gal 2. Čia seniau būdavo šitos degalinės kažkokia tokia murzina aikštutė. Tai reikėdavo mokėti už ją, o dabar padarė valdišką. Tai mokėti nereikia, parkingas nemažas, bet vietos surasti nėra lengva, pastovi mašinų pilna, plius čia tas išplanavimas jų keistas. Nu, bet kiekvien suprant savai. Tai va iš šiandien visą laiką mes dabar jau ir skraidom namo. Čia prie pat yra autobusų stotelė. Tai kiek čia gaunas? Su vienu autiku, jeigu važiuoji, tai gaunas 44 kronas. O yra ten toksai vienas tarp viešbučių, jisai važinėja, tai jisai kainuoja 80 kronų, bet jisai kiaurą parą važinėja, ten kas pusę valandas. Tai jeigu reikia ten naktį važiuoti į oro uostą, tai su tuo varom. Jeigu dieną, tai varom su to pigesnį čia. 100 metrų gaunas iki tos stotelės paeitai. Nieko baisaus. Nuėjai. 15 minučių nepilnų ir viskas oro uoste. Tai va, kol kas tiek. Jei kažką sugalvosiu, parodysiu. Atsilaisvina dušiuks. Tik tai mikrofonas kažko šalčia bijo, tai išsijungia. Tikiuosi girdėsit jūs čia mani kažką. Tai va čia. Šitam mažiukiam nameliuke yra tulikai. Dušas. Tai parodysiu, ne kaip mokams dušas atrodo, ne kaip žuvyna dušas atrodo. Parodysiu, kaip atrodo šiaip lempinis dušas parkingė. Šiaip tokių nedaug aš čia matęs Norvegijai. Galvoju, iš vis ar matęs. Gal kažkur ir yra, bet kažkaip neatsimenu. Tai va, čia tiek tulikų, mergaitėm berniukom. Ir čia yra dušas. Pažiūriu. Šilta. Gera ir smagu, akiniai užrastuoja. Gerai. Užsirakink. yra toks nedidelis. Knapkutę paspaudė. Ir viskas. Ir savo maudais pakainas. Turiu bėdą. Karočią. Dinga vanduo. Elektra dinga, viskas dinga. Eik tu savo. Aš va visas esi mailavęs. Kažkai ką tu padarys, sėdėt lauk, kol čia atsidarys ar... Eik tu pėst. Visas mailės. Ir dinga elektra. Neturi žodžių. Atsirado pagaliau. Jau buvau apsirengęs rūbus eiti tūliką, aš po kriauklę kiš galvą. O, tai cirkai. Gerai varau, viskas greitai maudytis, kol čia il nepradingo. Nu cirkai, ką, ne? O nutinka gyvenime. Vsio įsimaudžiau, bet jau buvau pritepęs į kelnes baisiai. Galvoju, tai kaip taip dabar, tai kaip su tam šlapia galva, nešlapia, muiluota, visą šampunuota, reiks man eiti. Tai žodžiu, palaukiau, kol nudžiuvo muilas nuo kūno, biškai apsišluosčiau. Užsimečiau rankšluostį ant apačios, kad nieks nesimatytų, prasidarau duris, žiūriu, ten tas visus lempikės tūliukų dega. Galvoju, tai kam reikals, ko čia man neveikia niekas. Nieko padarniau tas duris, biškai nieks, žiūri, neatsigauna. Niekas, sako, varau į kriauklę, tada į tūliką galvą tą reikia išsiskalauti. Tai apsirengiau viskas normaliai ir pilnai duris atidariau iki pat galą, žiūriu, pėstus įdegė, jau šviesa veikia, vėl rūbus atgal, išsimaudžiau. Bet sakau, ten kažkas bus jaučiu su
durų kokių daviklių, nes aš kaip nuėjau maudytis pirmą kartą. Tai užsirakinau duris, bet taip neaiškiai man tos duris tenais buvo. Tai biškai aš jas patampiau ir gal tai yra koks magnetuks, dačikiuks, nežinau kas, bet suveikė taip, kad atjungiau elektrą ir vandenį. Na nieko, išgyvenau. Parėjau iki savo gražuolės. Einu susimetu daiktus, kuprinykę, rankšluostį. Kabiną reikia rytoj dar išsivalyti, išsivalau kabiną ir visio, skrisiu namo. Tai šitam video tiek. Išėję kaip išėję. Ačiū visiems žiūrintiems, ačiū komentuojantiems, o ypač ačiū prenumeruojantiems. Pasimatysim už 2 savaičių. Bye!